Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien palikom Vancouverį. Prieš keletą dienų buvom Chilliwack'u, kaip minėjau. Buvom nuvažiavę prie upės, bet buvo tobulas oras, tobulos sąlygų žvejybai, bet žvejų beveik nei kvapo. Sutikau keletą žvejų, tai sakė, per visą dieną nieko nepagavo, nes sezonas jau į pabaigą. Prasidės sezonas Čamų lapkričio 31 berods, bet tuo metu jau mes būsim pas kaubojų. Tai negaišau laiko Chilliwack'o. Vieną naktį, kaip matėte, išmiegojau paskutiniam praeitam vlogė. Ir nežvejojau tiesiog, nes galvoju, nelabai verta ir orai ateinantys nebuvo kažką gero žadantys. Tai šiandien traukiam link Squamish'o. Pažįstamas kelias jau. Antrą kartą čia važiuoju. Pirmą kartą važiavau, kaip tik atvykau į Kanadą ir važiavau apsiuostyti, apsidairyti į Squamish'ą, biškį truputį paholidėjant prieš fermą. O šiandien antrą kartą važiuoju, tai pažįstami vaizdai jau. Nebedaug liko, 17 minučių iki Squamish'o. Tai varysim pasivaiščioti, visa diena pilna. Ir kokias 2-3 dienas wild campinsim šalia upės, tik neprisimenu pavadinimo upės. Yra puikus appsas iOverlander 2, apie kurį jau minėjau kažkuriuose praeituose vloguose, kaip Banfe gal kaip keliavau. Puikus appsas susiras kažkokią laukinę stovyklavietę, nes žmonės, keliautojai pažymi tam tikrus spotus, kur jie steino, liko per naktį ir kokia situacija, ar yra daug vietos tentui, ar galima privažiuoti, ar reikia 4 varomų, na taip toliau, ar yra ryšių ir taip toliau. Puikus appsas, siūlyčiau visiems užmesti akį į jį, kas keliauja. Nežinau, ar jis vien tik Kanados regionui, ar ir visam pasauliui priklauso. Nežinau iš tikrųjų. Bet užmeskit akį. Tikrai fainas appsas. Labas rytas, draugai. Esame Squamish'e, pirma naktis iškempinta, vakar gan vėlai atvažiavau ir kol viską įsikūriau, tai nebuvo ką parodyti. Tai šiandien pirma naktis išmiegota, naujas miegmaišis, rimtas miegmaišis, tai šalta visiškai nebuvo, išmiegojau kaip kūdikėlis. Vakar pavalgėm vakarienę ir smigom. O šiandien pusryčiai, daromais burgeris, žiūrėsim kaip gausis. He really is the best man. How I miss my best friend. You miss him too. How I miss my
friend. He really is the best man. How I miss my best friend. You miss him too. How I miss my best friend. You know it is the best man. How I miss my best friend. You miss him too. Take it in, pass it out, slow it down, turn it out. O, bet tačiau, kai pavalgius be kavos. Tim Hortons kavytė ir klevų sirupas su pienu. And you know it is the best man. Now I need my best friend. You miss him. Now I miss my best friend. Now I need my best friend. Now I need my best. Tai žiauriai skaniai pavalgiam. Viskas, kas gamtai valgusiai, būna žiauriai skanu. Kad ir ant kiek negyvai kartais maistas atrodo, kaip ir šitas burgeris berods taip ir atrodė, visiškai nieko. Bet žiauriai skaniai susivalgė. O kalbant apie ateinančią nakvynę, šitai stovyklavietė nėra ryšio, SOS, tai jeigu mąstant, jeigu kažkokia bėda atsitiktų ar dar kažkas, tai jeigu meška ateitų atsigerti prie upės ir pamatytų mane, o galvotų geras grobis, miega, reikia suėst. Dviese būtume, tai visiškai dzin, bet vienam tamsoj tai iš tikrųjų nelabai jauku. Ir prie upės tai nelabai girdisi, tarkim, jeigu kažkas ateina ar dar kažką, na žinot. Tai bandysim šiandien surasti kažkokią kitą vietą, kad būtų ryšys, kad ir paskrolint, žinot, suprantat. O ką dabar tvarkomis ir varom ieškoti vietos, ar į miestą varom pavaikščiot kažkur. Žiūrėsim. Čia šalia yra Manhua upė, didelė upė, o šitas upeliukas tai yra kažkoks ištakas, intakas tiesiog vadinasi Refusee, kažkas tokio, Refusee Creek. Tai įsivaizduokit, vasarą čia būtų ir būtų šilta ir iššokti šitą nuostabų upelį. Tobula. Atvažiavau patikrint šito spoto, apie kurį kalbėjau, kad yra viršui manęs. Tai sudeginta mašina sušaudyta. Matos bele kiek bakšotų arba slago tūtų. Kitų tūtų irgi pilna. Nežinia, ar čia slagai ar bakšotai, bet kažkas. Šatganų šoviniai. Tai pilna šiukšlių. Čia greičiausiai daug šiukšlių iš tos mašinos. Ratas sudegintas. Ir panašu, kad čia kažkokia šaudykla padaryta. Va. Ir 22 kalibrų. Žiauriai mažai. Žiauriai mažų daug. Ir didesnių. Jo, čia matome vienas taikinys. Čia pusė tos mašinos sulesta. Atitempta iki čia. Čia faini taikiniai.
Tai čia iš tos stovyklavietės va tiek ir likė. Realiai ne stovyklavietė padaryta, o šaudymo zona kažkokia. Dėl to kylant į šitą kalną nuo pat greitkelio yra parašyta, kad negalima šaudyti. Bet čia kai pakylė labai aukštai, tai pafik visiems. Čia neblogas taikinys. Ženklas. Čia vien ženklas. Būt gerai, kad nepašautų manęs čia dabar kažkas. Jo, įdomi vieta. Tai gal čia neapsistosim nakčiai, nežinau. Žiūrėsim, bandysim kažką kito rast. Viliama gerai atrodo, kad ir baisus šiukšlynas, bet kažkokio žavesio vis tiek turi. Amerikietiško, kanadietiško. Būtų įdomu savo ginklą turėti ir tiesiog palest. Sakebra. Aišku, turim ginklą jis. It's like I never really wanted to. It's like I never really had a clue. I don't know why I even tried. I'm no better than I was last night. And push to shove, I know I'd fall in line. So tell me why I even tried. One more then it's over. I don't think it goes any lower. I'm done picking clovers. Labas rytas. Antra diena, miegojimo mašinai. Super. Tik čiužinys prakiro naktį, tai turėjau įsėties antrą kilimėlį, truputį kitokį. Tai šiandien višį kiečiau miegojau, bet nieko tokio. Galbūt kažkur rasiu skylę ir eisiu susiklijuoti, nes klijų nusipirkau kaip netyčia. Kad jeigu prakirtų netyčia, tai jo, galbūt rasim. Šiandien vakar beje atvažiavau į visiškai negyvą spotą, leiskit parodysiu. Nėra ką lyginti negu su praeitų spotu. Toks miško keliukas padarytas ir tokį tiesiog nuvažiavimą į šoną. Tai pilna ir ten buvau, ir dar priekį buvo porą nuvažiavęs pažiūrėti. Prasilenkiau su keturatininkais, kažkokį turą gal darė. Tai žiauriai tylo naktį buvo, jokia mašina niekur nepravažiavo, viskas ramu. Tai manau ir antrą naktį šiandien liksiu čionais kažkur aplinkui. O dabar varom ieškoti dušų, nes reikia į dušą. Sveiki, šiandien yra lapkričio 20 diena. Paskutinį kartą matėmės prieš kokias 3-4 dienas. Aišku, jūs ką tik mane matėt, tai prieš 10 sekundžių, o aš buvau kamerą padėtis tik prieš 3-4 dienas. Tai paskutinis epizodas buvo, kai ieškojom dušą radom, džymę, išsiskalbėm rūbus, visą kitą. Ir 3-4 dienas tiesiog bastėmės po Whistlerį, niekur nehaikinom, nes oras gan prastas buvo, didelis rūkas. Buvau vieną haiką pradėjęs, bet didelis rūkas, žodžiu, buvo ir teko apsisukti, nes nebuvo verta lipti, visas kitas dienas tai panašiai lėjo. Tai šiandien kaip ir gražesnė diena, bet šiandien keliaujam toliau nuo Whistlerio link Anaheim Lake, kur ir dirbsiu ten, rančoje. Bet šiandien norėčiau pasiekti 100 Mile House, taip miestelis vadinasi, 100 mylių namelis, 100 mylių namelis, kažkas tokio, po to yra 100 PM, 200 ir taip toliau. Tai nežinau, tiesiog važiuojam, žiūrėsim, kur galima sustoti ir kažką pažiūrėti.
Kavytį verda, valgam pusrytukas, žiūrim žaidimų balsą. Dar šiltai susiraiti miegmaišį. Išmiegojom gan gerai. Ojojoj, rasuoju kamerą, atsiprašau. I'm sorry. Štai toks vaizdas pro langą. Nelabai matosi. Bet, žodžiu, vakar pasiekėm miestelį Lillooet. Nepasiekėm tų miestelių, apie kuriuos planavau, nes žiauriai kalnuota. Tuoj palaukit, hebra. Tai vakar nepasiekėm 100 and 150 su pavadinimais sahun. Bro, shut the fuck up, bro. Tai vakar sugebėjom pasiekti tik Lillooet miestelį. Kaip matyt, žiauriai kalnuoti posūkiai, vietovės žiauriai kalnuotos ir vienoje vietoje, grynai jau prie Lillooet miestelio, buvo nuo skardžių nukritę, porą gerų akmenų, tokių uolų. Tai visi važiuojant link manęs mirksi. Aš galvoju, what the fuck, kame čia bairis? Ašgi nesu ilgam važiuoju, tipo. Aš atgal mirksi, tipo, kas yra? Ir po to tik supratau, kad mane bandė tiesiog įspėti, kad yra uolos nukritusios bet greičiau negu 40-50 ten nėjo važiuoti, tai viską puikiai pamačiau. Gaila, neišėjo parodyti, nes buvo gan tamsu ir visas kameros jau buvau pasidėjęs. Ale, kaip užniūchinu šitą visą kavą. Tai valgam pusryčius, geriam kavytę ir žiūrim, kokie šiandienos planai bus, ką pasiekti ir gal kažką pahaikint, bet tinki žiūri. Pavalgiam pusryčius ir užlipom į Seaton Lake Viewpointą. 15-10 minučių haikas, net į haiką nepavadinsi. Bet vaizdai tikrai ne 15-20 minučių verti. Paukočiau porą valandų dėl tokio vaizdo. She stand where I stand all night long. Yeah, she felt like home. Those eyes deep blue like a Memphis rain. Heart pure gold like a guitar string. Her smile shines bright like the neon streets. Yeah, she reminds me of the way that wind blows through the pines in the middle of a rocky type of summertime. Sveiki iš saulėtojo Anaheim Lake. Vakar atvykom į šitą rančą, apie kurią kalbėjau, o gal ir nekalbėjau, gal tik rašiau komentaruose, kad paskutinius 3 mėnesius iki kol viza pasibaigs praleisim čia. Tai manau supažindinsiu su šeimininku vardu Kaurį, kuris laiko 200 + minus 210 galvijų. Tai vakar atvykau apie 6 valandą vakaro, tai buvo gan tamsu, tai nelabai ką ir mačiau. Šiandien ryte jau pašėrėm gyvulius, irgi toks quick turas buvo, kaip viskas vyksta ir visa kita. Tai kaip matot, turim 3 šunis, 4 išvyko dabar su Kauriu. Šitie yra šunys 3 retairinėjo, tiesiog ilsisi ir Kauris jiems jau nebeduoda darbo. Nusipelnė jau pasilsėt, kaip Kauris minėjo, tai tiesiog fartina around šuniukai. Tai šitas yra X, like kaip kirvis. Šitas X, šitas yra Sox, nes kojytės baltos, tai kaip kojinė, o šitas yra, kuris visą laiką lenda į klyną, yra Checks. Jaunas, kurį dabar dar Kauris treniruoja ir visa kita, jam tik 2 metai senumo, 2 metų amžiaus, šuo vardu Tux. Like taxi, Tux. Tai jo,
visas turas ir visa kita, kaip kas vyksta, bus ateinančiam vlogė. Iš tikrųjų labai daug ką pasakot, tai manau šiandien jau ir pradėsiu naują vlogą filmuot. Tai jeigu jūs dabar žiūrit kaip visą laiką, jau yra naujas sukamas vlogas. Tai va, tiek tos informacijos, sakau, visas turas ir visa kita ateinančiam vlogė, tai nepraleiskit. O ką, naujas gyvenimo epizodas, nauja vieta prasideda šiandien. Feels good. Okay. Chill. Okay, let's get inside, boys. Let's get inside.